Labadiena kolektyvas. Vėl savaitgalis, penktadienis, vėl mes mašinoj. Taip išpuolė, kad važiuojam vėl revanšo į Tauragės 4 sektoriuką. Tai Tauragės karpiai išpuolė, kad laisvas savaitgalis atsirado. Taip, ten rezervacijos labai sunkios. Tai žiūriu, kad atsilaisvinu, kažkas negalėjo, tai iš karto grėbiau. Žodžiu, vėl važiuojam medžioti monstrų. Šį kartą vežuos savo draugelį, sūnų, jeigu vėl netyčia pradėtai dupletais. Bet kada pasiruošęs 2 krytės ir 2 žmonės, ko gero tas nebepasikartos. Tai ką, žodžiu, važiuojam ruoštis, rengtis, daug darbo ir susitiksim prie vandens. Barzdatį! Nu ką, chebrytė, vėl atvykom į rojų. Vėl 4 sektoriukas. Svarbu gauti jį. Nu ką, praleisim su savo milžinu 2 paras. Matysim, kaip mums seksis. O kaip mums seksis? Kaip mums seksis? Gerai. Gerai. Nu ką, chebrytė, važiavom į 4 sektoriuką. Taip, kad nebūčiau aš barzda team, nors viskai žinomi masalai, jaukai, bet šį kartą išbandysim naujus masalus. Darysim 3 taškus. 1 tašką darysim, kaip visada, grūdinę kultūrą, tai tigras, kanapė, kvietys. 1 tašką darysim su Duty Bites, tiek peletės 2 mm, tiek boiliukai. Smulkinsim per krušą, čia bus 1 taškas. Žvejosim taip pat ant Duty Bites. Duty Bites. Ir kitas taškas, gavau dovanų. Nei su vienu nesu žuvavęs ne vieną kartą. O kitas taškas bus TT Carp. TT Carp boiliukai. Eksperimentą darysim. Nežinau, kaip pavyks. Tiek boiliukai, masaliniai, tiek jaukinimui. Puva, irgi Duty Bites. Taip, kad einam po biškį ruoštis jaukus. 1 taškas bus Duty Bites, kitas taškas TT Carp, 3 taškas bus grūdinė kultūra ir pažiūrėsim, kas nugalės. Nu ką, draugai, ruošiamės jaukus. Pirmą pasiruošim jaukus, paskui statysim stovyklavietę, kai jaukai nusistovėtų. Taip, kad ką mes darysim? Mes darysim boiliukus per krušą. Yra su seteliu. Ateik pažiūrėti, operatorius. Yra su seteliu. Tai dalį pramalsim su seteliu. Paskui setelį išimsim. Ir kad stambesnių detalių būtų. Koks grožis gaunasi. Labai gražu. Taip, kad dalį prasukom su seteliu. Setelį išimam. Nu ką, dalį pramalėm per tokį setelį, kad būtų smulkiau. Dabar duosim stambiau. Analogiškai bus dudis ir TT Carp. Analogiškai bus padaryti.
Žiūrėsim, kas iš to išeis. Grožis gaunasi. Tiek yra frakcija smulki, stambi. Dadėsim pelečių. Smulkių pelečių. 2 mm galibutą. Pridėsim tokias PTPV. Ir fišo, žuvies paletytas. Dar dėsiu kukurūzinių pelečių ir viską užpilsiu vandeniu. O toks bus mūsų vienas taškas. Analogiškai bus viskas su TT-Carp padaryta. Masalai taipogi, kur dudis naudosim, kur TT-Carp naudosim TT-Carp. Aišku, su masalais eksperimentuosim, taip kad judam. Nu ką, chebrytė, biškį šiek tiek apsimėtėm, daug darbo, daug prakaito. Vėl kaip visada gamta, gražu čia, Tauragiai. Tai va, atstumai žinomi, kaip ir sakiau, padaryta vienas 78, 76, 74. Tai dudis, vidurinė TT-Carp ir kraštas yra tigras, kvietys, kanapė. Nu ir bandysim, žiūrėsim, jeigu rezultatą negausim jokio atsakymą. Jeigu negausim, tada artinsimės, pakeisim taškus. Praeitą kartą irgi parą laiką nesulaukiam kibimų, tai pakeitėm biškį taškus į kairę į dešinę. Ir tada ant paieško žiūrėsim. Duodam dabar viską maltą, ne po daug. Pradžioj, kol negausim atsako. Jeigu bus kibimas, tada jau duosim daugiau. Jeigu dar kibimas, versim viedrais. Nu ką, chebrytė, laikom špygas. Nu ką, 7. Kibimo nėra. Jeigu žuvis nemaitinusi, reiškia žvejys maitinsis. Ai, kaip bus gerai. Pasaka. Nu ką, kolektyvas, einam į vakarą. Vakaras gražus, žuvis duodasi ant paviršiaus, bet dar kol kas prie masalų nesileidžia. Rytoj praneš labai žiaurių orą, uraganą, lietų, daug lietaus, tai neaišku kaip čia bus. Nu žodžiu, persimetėm, dabar antru pašėrimų davėm daugiau jauko. Nu ir matysim. Nieko nekeisiu. Laikysiu taip kaip yra. Dar galvoju, dabar 9. Galvoju dar kokį 12 valandą persmesti. Nu ir lauksim. Prieš tai daug kas gaudė čia, buvo sukilus žuvis, tai tam sektoriui 31, 32, 31, 30 pagavo. Sekančiam sektoriui 30 irgi 2, trečiam sektoriui. Čia prieš kelias dienas buvo sukilims. Tai va, žodžiu, prognozės tokios. Dirbam, laukiam, žiūrim, kas iš to išeis. Labas rytas, kolektyvas. Nu ką, 4 ryto. Išvažiavo paravozas. Dasitempėm iki vidurio parėjimą ir atsikabino.
Persimetėm. O vėl šuolis. Persimetėm. Lauksim audros. Audros ir kibimų. Žodžiu, dirbam toliau. Labas rytas, draugai. Nu ką, pakliuvom į pragarą. Naktį viens atsikabina. Dabar nenorėčiau net, kad keptų. 8 ryto. Pragaras žemėje. Tikras pragaras žemėje. Pažiūrėkit, kas daros. Reikės laikyti palatkę, galvoju. Kaip reikia atlaikyti iki vakaro, vakarė rodo apmažės. Nu, gal išgyvensim kažkaip. Žodžiu, ruošiamės uraganam. Dabar gerai būtų būti namuose. Tokias sąlygas. Ir nežada kažkas keistas. Žiauru. Ką, chebrytė? Laikom palapinę. Oh yeah, chebrytė, laikom palapinę. Kad nenuneštų. Extreme. Oh yeah. Visai gražu. Ką? Šakas jau lūž. Palapinę laikom. Žodžiu, pakliuvom. Aplinkui medžių daug. Tai baisu, kad nebūtų avarijas kokios. Žodžiu, situacija tokia. Ir vis stipriai. Žodžiu. Žiauru. Nu ką, iš audros. 3 kibimas. Rankas kojas dreb. Paink kažkartais. Nu, tikiuosi tas neatsikabins. Eina žalynus. Kudėlanis. Ai, žolės, ja. Eina žalynus. Viskas žalėti. Bandom bristi. Visokia žolė. Ta chebrytė. 4 kartas nemelavo. 3 kodai. Žvynius gražus. Nėra didelis, bet per tokį orą malonu pagauti karpušą. Ai, koks grožis. Tauragės karpiai džiugina. 4 kibimai. Para laiko. Gaila tik tais, kad negalėjom visų realizuoti. Šiaip kibimai 1 iš TT Carp, 3 kibimai iš Dodge Boil. Žodžiu, dirbam toliau, tokie grožiai. Galvoju, dar iki rytojus kažkas bus. Yeah! Tokie grožiai turi gyventi. Laukia uraganas. Mes esam kiaurai šlapi. Bet labai laimingi.
Tokie grožiai, kaip aplankomus. Eik į laisvę. Eik į laisvę. Eik į laisvę. Oh yeah! Ah! Ką, chebrytė, iš paudros, dar vienas gražuliukas, nebijomės blogų orų. Taip kad pasirodom, ką čia mes pagavom. O tokį grožį, o tokį grožį, o tokį grožį. Tokie monstriukai kimba per audrą. Barzdatym! Nu ką, šeštas kibimas. Šeštas kibimukas. Keliam. Yra, bro. Nu ką, chebrytės, pusė 2. Turim dar vieną gražuolę. Dar vieną gražuolę. Taip kad 6 kibimai džiugina, bet nedžiugina realizacija. Iš 6 pagavom tik 3. Bet yra kaip yra, žvejyba čia. Gamta, žolės, kliuviniai ir taip toliau. Nu ką, dar liko iki 11 valandas, dar 12 valandų. Dar galvoju kažkokį kibimuką ir sukrapštysim. Norisi tas virš 20 plius, bet džiaugiamės, ką turim, ką pagaunam. Tai persimetėm, einam dar pamėguoti. Sudirbo ryškesnės spalvos, didesni masalai. Tai viskas kaip ir džiugina.
O, koks grožis. Gražu. Labą rytą. 6 ryto. Ką, turėjom dar rytinį kibimą. Tai jau 2 žuveliukus turim pasisverti. Nusifotografuoti. Vienas nelabai didelis, virš 10. Taip kad įsibudinsim, atsigersim kavos, nusifotografuosim ir paleisim. 8 kibimai, 4 ištraukti, 50% realizacijos. Realizacija yra bloga. Vieną nuėmiau meškerį, nes pinasi. Vieną nutraukiau. Žodžiu, naktį sudirbo ryškus. Dabar prašvitus vėl pasidėjau tamsesnius musaliukus. Dar pabūsim iki 11 ir važiuosim namo. Nu ką, draugai, žvejyba eina į pabaigą. Parodysim, ką sugavom rytą, naktį. Labai didelių egzempliorių nebuvo. Šiaip veiksmų buvo. Taip kad vienas naktimis svečias. Vienas iš naktinių svečių. Šitoks monstras. Toks monstras. Grožis. Neišpasakytas. Ai, kaip smagu ta Tauragė. Turim dar vieną, bet mažesnį. Taip kad smagi žvejyba. Gavom uraganų, lietaus. Cool. Sveikinimas su bičkiais. Šios gražuolis, nedidelis, mažiukas, juodas, pats mažiausias, bet tikrai piktas. Na ir ką, paleidžiam, einam tvarkytis, važiuosim namo. Iki kitų kartų lauksim vėl žvejybų, naujų žvejybų. Tai tiek. Šlapias kelnes. Nu ką, chebrytė, kaip ir viskas, praėjo 1,5 paros Tauragės karpiai, 4 sektorius. Žodžiu, užturėjom 8 kibimus, ištraukėm tik 4, 50% realizacijos, bet yra kaip yra. Taip kad 5 kibimai buvo, kur jau kinta su 2 dibaits, 3 kibimai buvo iš TT Carp. Grūdinė kultūra, bandžiau tolintis, artintis, tiek kvietys, tiek tigras, tiek kanapinė saveikė tik tais boiliai. Nu, yra kaip yra. Masalus naudojau mažiukus, vėjau per spalvas, dieną tamsinaus, naktį šviesinaus, pavadėliai minkšti, 8 mm kabinukas, viskas susimažinta, PV peletytės ir ką. Sulaukėm uragano, vėjo, žodžiu, buvo daug visko. Tai ką šakyti, iki kitų susitikimų. Barzda team!